visą norėjo iškeisti į drobę, dažus ir teptuką. Ukrainiečius su lietuvių poezija ir proza supažindina vienintelis vertėjas, rašytojas Dmitro Čredničenko. Vertėjas apgailestauja, kad per pastaruosius 5 metus trūkstant lėšų išleistos vos kelios jo išverstos knygos. Kijeve gyvenantis rašytojas ir vertėjas ukrainietis Dmitro Čredničenko sako neskaičiuojantis, kiek lietuvių literatūros knygų išvertė į ukrainiečių kalbą. Per daugiau nei 40 metų jo vertimų kraitis įspūdingas. Nuo Kristijono Donelaičio metų, Justino Marcinkevičiaus ir Eduardo Mieželaičio poezijos iki šiuolaikinės lietuvių literatūros antologijos ir pasakų vaikams. Versti Kristijono Donelaičio metus nebuvo paprasta, buvo reikalingas turtingų posakių žodynas, todėl naudojau Benjamino Sereiskio lietuvių rusų kalbos žodyną, kuriame radau Donelaičio poemoje hegzametrų parašytų žodžius, o tuomet iš rusų verčiau į ukrainiečių. Nidos bibliotekoje susidomėjau Grušo Herkumi Mantu, pajūryje būdamas ten ją ir išverčiau. Čredničenko ir pats parašęs ne vieną knygelę vaikams, todėl versti lietuviškas pasakas ar poeziją sako itin įdomu. Per pastaruosius 4 metus jis išvertė leidybai parengė apie 15 knygų, daugiau nei pusė jų vaikams. Man patinka versti knygeles vaikams, nes ir pats jas rašau. Leidykla, sužinojusi, kad Vytauto V. Landsbergio pasakų knyga Arklio Dominyko meilė išversta Anglijoje, ją panoro išleisti ir ukrainiečių kalba. Norėčiau dar išversti Marcinkevičiaus ir Mieželaičio poezijos, o Martinaičio Kukučio baladžių naujas vertimas jau guli leidykloje. Vertėjas apgailestavo, kad dėl lėšų stygiaus leidykloje guli ne viena jo knyga. Dmitro Čredničenko dar verčia knygas iš latvių, čekų, baltarusių ir netgi mongolų kalbų. Aktorė Danutė Juronytė Zelčiuvienė įteiktas aukščiausios kultūros